Jūs klausotės Panevėžio lietaus vaikų tinklalaidės, kur drauge su mamomis, tėčiais ir profesionalais kalbamės apie autizmo kasdienybę ir iššūkius. Kiekvienas pokalbis yra žingsnis link didesnio supratimo. Siekime sukurti traukę ir atvirą visuomenę visiems. Sveiki, tai ką šiandien mes jau turim trečią mūsų tinklalaidės epizodą ir šiandien turime ypatingą viešnią, Panevėžio lietaus vaikų asociacijos vadovę Sandrą Lopetaitę. Mūsų nariai, aišku, visi jau labai gerai tave pažįsta. Labas, Sandra. Labas. Tai ačiū labai, kad sutikai pasikalbėti ir šiandien pasikalbėsime apie praėjusius metus, šiaip apskritai apie Panevėžio lietaus vaikų bendruomenę ir ką svajojame, kaip ten klostysis dėl tie 2-5 metai, o gal dar ir daugiau. Taigi, Sandra, papasakok, kokie buvo 24 metai lietaus vaikų bendruomeniai? Kas labiausiai įstrigo tavo atmintyje? Išskirtiniai metai. Veikiam jau tikrai ne vienerius metus, turiu su kuo palyginti. Tai šie metai buvo mūsų šuolio metai. Šuolio profesionalumo prasme. Ypatingai visi turėjot pastebėti, negalėjot nepastebėti, kaip pasikeitė mūsų komunikacijos kiekis, kokybė ir kanalų skaičius. Tai smagu labai, iš tikrųjų taip, ta komunikacija buvo viena iš tokių tikslų užsibrėžtų mūsų irgi strategijų išsigrynintoj. Buvo kaip ir bendruomenės taip pat pastiprinimas, tai gal kažką galėtum papasakoti apie projektus, kokie buvo didžiausi pasiekimai komandos, kažkoks pasididžiavimas. Tai pats tas dalykas, kad strateginį, mes vis sudėliojom tai strategiją, jau buvo iš karto matytos tokios gairės, kurios mus vedė ir suteikė tokio labai aiškumo, kur mes turime eiti, nebesiblaškyti pagal iš išorės ateinančius pasiūlymus, nors tai nereiškia, kad mes jų nelaukiam, mes tikrai visada laukiam, bet tai tokio suteikia aiškumo, ką mes turime daryti greituoju, ta prasme greitai, čia ir dabar, o ką galime atidėti ateities projektams. Ir tai suteikia tokio labai, vėlgi tą patį profesionalumą ir tą tokio nebesiblaškimo jausmą, kas yra labai stipru, šitą tikrai labai pajaučiau. Taigi, iš tų tokių dalykų projektinių, tai persikėlė iš praėjusių metų, iš 23 metų, tai ką mes startavom tuomet, tai mūsų teatro trupė Pirmin, labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, nes mūsų teatralai stiprėja, jie išbando save kitose rolėse, pasikeitė ir teatro vadovė, tai irgi atnešė visai kitus dalykus, vėlgi naujoves, kas mūsų vaikams yra naudinga, nes kiekvienas naujas žmogus kuria naują santykį ir tada mūsų vaikai gali vėlgi ir save visai iš kitos pusės parodyti. Tai triukas, sporto veiklos. Sporto veiklos, sakyčiau, yra vienos iš geidžiamiausių mūsų tėvų bendruomenės veiklų. Baseinas ir aišku kodėl. Fizinis aktyvumas yra labai svarbus tiek fiziniai sveikatai, tiek mūsų vaikų vystymuisi, o tai yra dar fizinis aktyvumas grupėje, komandoje. Mūsų vaikai gali turėti tokią pat patirtį, kokią turi visi vaikai, būti komandos dalimi. Šito labai ilgai siekiam, tikrai ne vienerius metus ieškojom tinkamo trenerio ir tėvų aktyvumas rodo, kad va čia labai pataikėm ten, kur reikia. Mūsų grupėse plaukimo net 10 berods šeimų yra ne mūsų bendruomenės narių. Vaikai ten turi iššūkių, bet tai nėra susiję su autizmo iššūkiai. Tai rodo, kad mes padedam ne tik tai savo bendruomeniai, bet apie mus jau žino ir kitos grupės, irgi socialiai kažkaip pažeidžiamų žmonių, kurie neranda po ko prisiglausti ir kreipiasi į mus. Tai aš čia matau irgi labai didelę naudą visuomenį. Tai apie 2 projektus pašnekėjai, bet dar buvo pora, kiek žinau. Tai dar ir maisto gamybagi labai toksai. Taip, čia jau naujas, jau nebe tęstinis atsikėlęs iš 23, bet jau šių metų produktas. Irgi idėja apie jį jau buvo galvoje. Jinai atsirado su pasiūlymu vienu iš rėmėjų, pagalvoti, kur norėtumėt mūsų pagalbos.
Ir kadangi mūsų vaikai, didesnė mūsų narių dalis vaikų, šeimų, kuriuose auga vaikai, jau nebe vaikai, o jaunuoliai, mes vis dažniau pagalvom apie tai, kad pramogos okei, sportas okei, bet jie jau greit užaugs, reikia ugdyti darbinius įgūdžius, reikia pratinti prie to, kas praktiškai bus panaudojama jų savarankiškam gyvenimui. Ir tai yra labai svarbu, kuo anksčiau daryti pagal Europos šalių praktiką. Jie nuo 11 metų jau įtraukia tai programas, kad tie įgūdžiai turėtų daug laiko susiformuoti. O vienas iš svarbiausių įgūdžių tai yra maisto ruoša, nes tai yra ne tik galvojant apie profesinę galimybę, nes toli gražu ne kiekvienas mūsų dirbs virtuviai, ar ten kažkur pizzerijoje, ar dar kažkur, bet juk ir kasdien reikės pasigaminti savo maistą ir tai yra reikalingas dalykas. Taigi mes pradėjom nuo tokio, sakyčiau, labiausiai traukiančio dalyko, kad pasigaminti savo maistą ir tai, kad tai būtų motyvuojantis dalykas, kaip atpildas to darbo, ką jie įdėjo, kažkoks skanus apdovanojimas. Dar naujas projektas, taip, tai gal čia nuo pat pradžių reikėtų šitą pristatyti, kad ir strategija, ir komunikacija atsirado todėl, kad tai buvo įrašyta į vieną didžiulį projektą, kuris prasidėjo jau 23 metų rudenį. To projekto apimtimi Asta ir Karina, teisingai? Taip, Karina iš pradžių dalyvavo. Jo, ir Karina mokėsi. O paskui Vytautėgi prisijungė. Karina ir Vytautė, taip, jūs trise šitą komandą mokėsi įvairių tokių dalykų, kompetencijų, kurios yra reikalingos nevyriausybinės organizacijos valdymui, vedimui, kryptingumui. Tai yra ir strateginis mąstymas, ir dėliojimas, ir biudžeto planavimas, ir komunikacija, ir lėšų pritraukimas, ir bendruomenės sutelkimas, ir darbas su savanoriais. Tai yra visi šitie dalykai, kurie tiesiog privalomi, jeigu norima pasiekti tikslų. Na va, ir mokslai buvo užbaigti sėkmingai. Ir kaip apdovanojimas studentėms ir organizacijai, ta prasme, buvo mums suteikta galimybė Panevėžio autizmo asociacijai Lietaus vaikai dalyvauti, teikti paraiškas finansavimui. Ir mes, tos 3 moteris, pasirodė sėkmingai ne tik tai kaip studentės, bet kaip ir paraiškos teikėjos, finansavimas gautas, projektas pradėtas įgyvendinti. Tai pradžia ir buvo 24 metų. Gegužės. Birželio mėnesį. Ir tas projektas apima būtent tą komunikacinę sritį, naujo tinklalapio sukūrimas, tinklalaidės, kurios šiuo metu kas vyksta. Kaip kalbam dabar, kaip tik šiuo metu. Jo sukūrimas, tada Facebooko turinio apie autizmą, kur labai mes Vytautės čia, ne? Vytautės čia didžiausia. Jo, darbas. Tai va šitas labai matosi akivaizdžiai, kiek daug ir sulaukiam ir laikų, ir net dalinasi, mane tai labai džiugina. Ir naujas dalykas, iš tikrųjų, net Lietuvoje, kuris irgi eina iš šito projekto, tai yra didžiojo draugo Big Brother, Big Sister programa. Šita programa patys yra sena, jau 30 metų Lietuvoje vykdoma, atėjusi iš Amerikos, bet autistiškiems vaikams specializuota tokia, jinai yra nauja, mes tai darom pirmieji Lietuvoje. Ir pirmiesiems visada tenka įvairiausių iššūkių ir įvairiausių dalykų, kurių mes tam tikram neapibrėžtume esame. Bet labai tikim šitą idėją, turim palaikymą, turim paramos vaikams centrą, stiprius psichologus, kurie mums padeda. Tai ir dar tada norėjau, Sandros, dar paklausti vis dėlto, kokie iššūkiai jūs lydėjo šiais metais? Gal čia daugiau kaip asmeninis man, kaip žmogui iššūkis, neturėti per didelių lūkesčių žmonės, kurie nori ateiti padėti, nes man tarsi ilgą laiką norėjosi čia įvardinti. Man tarsi atrodė, kad žmogus gali
daugiau, nei kad jisai pasiruošęs duoti. Žinoma, greičiausiai aš matuoju tai pagal save. Nes atrodytų, jeigu aš tai galiu, tai kodėl tada kiti negali, nes mes juk kūrėm bendrą gerovę. Mes visi einam link vieno tikslo ir turėtume tikrai dėti pastangas, kad tas tikslas būtų pasiekiamas kuo greičiau, profesionaliau, efektyviau, juk iš to išlošim visi kartu. Bet va tas suvokimas, kad vis tik priimti kito tokį net ne ribas, bet tokį, kad labai aiškumą, irgi toks pat aiškumas, kad čia aš galiu, o va čia jau viskas, aš nebegaliu ir nebeduosiu. Man davė tokį, irgi iš pradžių sukėlė tokį tai nepasitenkinimą, gal sakyčiau. Bet vėliau apgalvojus, aš net pagalvojau, kad čia man labai geras dalykas suprasti ir aiškumas, ko galiu tikėtis, ir tada žymiai lengviau dirbti, nes labai aišku, kad tas žmogus gali padaryti tik tai nuo A iki B, ar ne? Ir nereikia tada prašyti C, D ir taip toliau ir kitos. Bet kitas žmogus atėjęs, jisai tikrai gali visai kitose srityse, sakykime, save išpildyti. Ir tas suvokimas man pačiai, šitas labai buvo kartu ir iššūkis, bet kartu tą iššūkį per apmąsčius aš dabar ūgtelėjau kaip žmogus ir kaip organizacijos vadovė, aš manau tai. Tai vis dėlto tiesa yra ta, kad organizacija tai yra kaip šeima, o šeimoje visko būna, žmonės ir pasipyksta ir vėl susitaiko. Tai kaip tau atrodo, kas labiausiai vienyje mūsų bendruomenę? Tai tą aš noriu paantrinti tą, ką įvardinai, tas ir vieni. Šeimoje juk mes labai esam skirtingi. Ir kad ir kaip atrodytų, ten visko įvyksta, ar ne? Ir kartais ir nekalbadieniai, ir durų pasitrankimai, mes vis tiek dienos pabaigoje arba švenčių metu susėdame prie bendro stalo ir labai turim aišku suvokimą, kad čia yra ta vieta, kur tu gali ateiti, kai jau bus tikrai blogai, kad čia yra tik ta vieta iš esmės. Čia yra žmonių, kurie tikrai atlieps tavo poreikį. Vėlgi, gal ne iki galo tiek, kiek tu norėsi, gal ne iki galo tada, kada tau reikės, nes mes visi turim savo iššūkių, bet kad visiškai niekas tavęs neišgirs iš tos didžiulės bendruomenės sėdinčios už to virtualaus stalo, ne tik virtualaus, kartais ir gyvo, tai tikrai taip nebus. Vis tiek kažkas išgirs, kažkas tuo metu turės resursą tau padėti. Taip, tai labai smagu iš tikrųjų, kad mes ir turim tą tokią uždarą grupę, kuri vadinasi Ežiukai rūke. Tai ir nepasiklyskime rūke, tikrai, jeigu kas dar nesat tos grupės ir bendruomenės esat narys ir bandot ieškoti tos pagalbos, tai rašykit mum, mes tikrai prijungsim į tą grupę ir pasižiūrėsit, kiek tikrai gausit ir palaikymo ir atsakymų į klausimus, nes tikrai žmonės dalinasi, jeigu kažkam reikia, yra koks poreikis tam. Tai dabar truputėlį dar pasvajokim. Tai kokie yra didžiausi jūsų svajonių projektai ateityje? Ko norėtum, kad vis dėlto ką labiausiai gyvendintumėm per ateinančius metus? Aš žinau, kad tai yra sunki tema, nes kartais viskas priklauso nuo tų finansų, kurie nėra stabilus, bet pasvajojant, ko labiausiai norėtum? Nėra sudėtinga atsakyti. Ir tas dalykas yra labai natūrali tąsa to, ką iki šiol mes darėm. Mes visada iki šiol eidavom paskui mūsų bendruomenės šeimų poreikį. O šeimų poreikį diktuoja mūsų vaikai. Kai jie buvo mažesni, mums reikėjo daugiau terapijų, reikėjo daugiau pagalbos tėvams, nes tuo metu buvo daug dar tokių visokių nepriėmimo dalykų. Vaikams po truputį augant atsiranda visai kiti poreikiai. Ir dabar jau kai ta pilnametystė daugeliui, sakykime, jau visai ne už kalnų, natūraliai pradeda
kilti šeimose klausimai, o kas toliau, o kur mano vaikas dirbs, ar jisai gyvens savarankiškai, ar jisai turės kur save realizuoti, kas yra visai natūralu, apie tai mąsto visų vaikų šeimos. Mūsų atveju tai dar daugiau nerimą keliantis dalykai, nes vėlgi gali tekti šiek tiek daugiau pasistengti, kad rastų vietą pasaulyje mūsų jaunuoliai. Tai socialinės dirbtuvės, tai yra šitas dalykas, kurį labai norėtųsi išvystyti ir kad tai būtų negalutinė stotelė. Galutinė stotelė ir svajonė tai būtų ta, kad mūsų vaikai galėtų dirbti atviroje darbo rinkoje pagal tai, ką jie geba, kur jie nori, kad jie būtų tose darbovietėse priimti, kad jiems būtų ten gera. Bet stebėdama kitas jau suaugusius asmenis, ir tą mačiau ir Suomijoje, kad vis tik tam įgyvendinimui reikia tarsi tarpinės stotelės. Ir tos socialinės dirbtuvės, jos užpildo šitą tarpą, jos duoda drąsos, duoda ir tų praktinių įgūdžių, jos duoda jaunuoliams pasitikėjimo savim, kaip sakant, išskleisti tuos sparnus ir jau tada bandyti eiti į plačiuosius vandenis. Mūsų juk tikslas ir yra, kad mūsų vaikai taptų naudingi visuomeniai. Ir per šitą jie ir išpildytų savo talentus ir būtų laimingi žmonės, nes kiekvienas žmogus nori būti reikalingas. Tai dar ir norėčiau paklausti, tai galbūt kažkas yra šiuo metu, ko bendruomeniai labai reikėtų ir norėtum pakviesti žmonės prisidėti? Pirma mintis tai tikrai pakviesti į savanorius vyrus. Kvietimą siuntėme keliais kanalais, ne vieną kartą. Labai intensyviai šitą investavom ir laiko, ir pastangų, ir pinigų. Ir galbūt išgirs tą žinutę tas ar tie vyrai, kurie kaip ir galvoja, nedrįso, abejonių pilni, gal čia ne per didelis įsipareigojimas, gal bijau, gal čia tie autistiški jaunuoliai gali kažkaip, gal aš neįgyvendinsiu lūkesčių ir taip toliau. Bet jeigu kirba mintis, kad galėtumėt prisidėti prie šito projekto, tikrai labai kviečiu, paskambinkit. Mano numeris yra, Astos numeris yra. Kitas dalykas, kurį noriu pareklamuoti, tai mūsų mamų sukurtas produktas, kvapnus produktas, eterinių aliejų mišinys metų laikai. Mes turim ir žiemą, rudenį, pavasarį, vasarą. Ir kiekvienas tas mišinys, jo kūrybos procese mes labai išjautėm, mes labai ne per vieną susitikimą ir ne per du tai buvo sukurta. Ir aš manyčiau tikrai vykęs produktas. Aišku, sunku pristatyti kvapą. Kvapas, kaip ir skonis, draugų neturi. Reikėtų jį išbandyti ir aš manau, kad mes per mugės kitų metų pavasario aktyviau dalyvausim ir turėsit progą, jeigu pamatysit mūsų stendą, ateikit pauostyti. Žinokit, kad įsigiję šitą mišinį, jūs tiesiogiai prisidedat prie mūsų veiklų, prie mūsų tų visų projektų, kuriuos įgyvendinam ir kuriuos dar tik tai įgyvendinsim. Ir tai yra vėlgi tų pačių socialinių dirbtuvių pradžia, nes kvapą kūrė mamos, išpilsto beje profesionalai, kaip ir turi būti pagal visas taisyklės, o pakuoja dovanėlės, tai mūsų vaikai. Tai šito produkto kūryboje dalyvauja visa mūsų bendruomenė vienokia ar kitokia forma. Tai tą irgi svarbu žinoti. Jeigu norit prisidėti prie mūsų veiklos, tai tikrai šita pagalba yra labai prasminga. Ir kaip ir visai nesenai, kai dovanojau aš aliejūką šitą irgi, tai sako, čia šita dovana padaryta su didelė meilė.
Taip, sakau, tikrai, teisingai pasakėte. Tikrai su didelė meilė ir mamų, ir vaikų, tai tikrai kviečiu visus jį įsigyti ir juo prekiausime visus metus, ne tik kad prieš šventes. Ir galima jį įsigyti svetainėje Tomas ir Atomas. Taip tikrai visus kviečiam pasidomėti, pasižiūrėti, ar ateinančių mūgių metu prieiti prie mūsų stendo mus pamačius ir išmėginti. Ir pabaigai dar tada, kadangi ir toj mūsų laukia labai smagus renginys, tai norėčiau dar visus pakviesti į žygį. Į žygį tokį bendruomenę šventę. Kartu per mišką mes jį taip užvadinom. Smagi pasivaikščiosim Žaliosios miške, sudalyvausime įvairiuose žaidimuose. Labai dėkoju, kad prie šios iniciatyvos prisijungė Panevėžio krašto skautai. Tai tikrai jie mums pagelbės ir gal pasijusime šiek tiek irgi patys skautai ir susigundysime dar į vieną organizaciją įstoti ir kartu dalyvauti. Ir gruodžio 28 dieną renkamės visi 10 val. Nuo 10 iki 10:30 Žaliosios miške, poilsiavietėje, kopos. Daugiau informacijos rasit tiek svetainėje, tiek Facebook'e ir kviečiam visus, ne tik kad bendruomenės narius. Bet Sandra, gal tu gali dar papildyti? Taip, plačią mūsų bendruomenės, platesniam kontekste mūsų bendruomenė, gal net sakyčiau, šių visuomenės rėmus mes įeinam. Žodžiu, kviečiam mūsų narius, visą šeimą, kviečiam mūsų draugus, tuos, kurie nori su mumis susipažinti, kviečiame savanorius. Tie, kurie karts nuo karto prisideda prie mūsų veiklų, ypač daug sulaukiam šiais metais norinčių už socialinės valandas padėti. Tikrai labai, labai džiugina. Tai kviečiam šį kartą ne pagalbos prašydami, bet prisijungti kartu. Kviečiu ir kviečiame regionus mūsų Lietaus vaikų asociacijas iš toliau ir iš arčiau, tie, kurie galite atvažiuoti, tikrai atvažiuokit. Bus puikia proga dar kartą kartu praleisti laiką, kurti naujus ryšius. Rėmėjai. Kreipiuosi į rėmėjus, kurie šiais metais mums pagelbėjo, Panevėžio Rotary klubas. Ačiū Jums už draugystę. Linas Agro žmonės, kurie manęs klausys, tikrai, jeigu tik tai norit, prisijunkit į mūsų bendruomenę. Landvestos darbuotojai, personalas, Akola Group, XXL Pizzos personalas, žmonės ir vadovai, Sparnai svajoniai paramos fondo žmonės. Visus, kurių galbūt nepaminėjau, pamiršau, bet žinokit, kad esat laukiami visi ir partneriai, ir... Vienu žodžiu, rytoj, 28 gruodžio, renkame Žaliojosios miške. Visų labai laukia tikrai smagus pasivaikščiojimas po mišką, paskui pasibuvimas prie laužo, tikrai skanios aro ruoštos vaišės. Reikia gal paminėti, kas yra aras. Aras mūsų labai, kaip sakant, šef povaras, čia jau gal neteisingai vardinčiau masterclass šefas, kuris visada sugalvoja labai skanius patiekalus ir tikrai taip pat ir suneštinis stalas laukia mūsų, kas jau kuo norite pasidžiaugti ir pasidalinti. Ir kaip jau minėjau, įdomus užsiėmimai ir pasibuvimas su Panevėžio krašto skautais. Taigi, pabaigai dar, visai pabaigimui. Ką norėtum palinkėti visiems klausytojams ir bendruomenės nariams, kadangi jau tie mūsų naujieji metai visai už kelių dienų? Mūsų bendruomeniai palinkėčiau to paties, ko linkiu ir savo šeimai. Ateinačiais metais vis drąsiau išeiti iš autizmo burbulo, ten, kur jau jaučiat, kad galite. Ir kurti naujus ryšius su kaimynais, su kitomis organizacijomis galbūt kai kam net ir su giminaičiais, nes būna visai. Išdrįsti, nes viena iš mūsų vertybių, ką mes įsirašėm, tai yra drąsa.
tą drąsą reikia auginti. Tai linkiu augti patiems ir auginti savo drąsą. Tau, Sandra, labai dar kartelį, kad sutikai su manim pasikalbėti. Tai aš irgi pabaigai norėčiau visiems palinkėti tos pačios drąsos, smagiai praleisti šventes ir nepamiršti savo autistiškų vaikų. Labiau klausytis į juos, atkreipti dėmesį jų poreikius. Kartais taip būna, kad mes tėvai norim vieno, bet įsiklausykime labiau į mūsų vaikus, ką jie nori. Jie labai gražiai viską pasako. Tai smagių naujų metų, naujų gyvatės metų. Gyvatė yra išminčiaus simbolis. Tai būkime kitais metais labai visi išmintingi ir smagiai bendraukime ir draugaukime. Dėkui, viso tau, Sandra.